jas O, praeiti. reikia katiną išspirt nachavus čia. Sveiki visi, su jumis vėl Horn naujienas. Aš Girdutis ir Pauliukas jums pristatėme. Policijos departamentas skelbia apie išleistus ginklų pažymėjimus. Apie tai papasakos iš Policijos akademijos filmo atvykęs instruktorius Keris Mahonis. Sveiki, šiuo metu esame policijos departamente ir šalia manęs yra pareigūnas Keris Mahonis, ginklų instruktorius, kuris bus atsakingas už ginklų licencijų išdavimą mieste. Tai turime jums porą klausimų, kaip žadate pravesti apmokymus ir išduoti ginklų licencijas mieste gyvenantiems asmenims, kadangi girdėjome, jog mieste atsirado ginklų parduotuvė. Sveiki visi, na žinoma, bus teorinė dalis. Esam jau pasiruošę teoriją šiokią tokią, kad apšvies žmonės apie ginklą, kaip ginklai naudojami, apie šaudmenį, šaudmenų visą paskirtį ir panašiai. Ir žinoma, bus ir šiokie tokie klausimukai, nes nebus labai sunkus, tiesiog reikės logiškai pamastyti ir panašiai. O daugiau, tokio kažkokio labai didelio instruktažo ir neplanuojama, tik teorinė dalis, tai tikrai bus užtruks, tikrai gali žmonės nesitikėti, kad ateis per 2 minutės ir mes jiems duosim instruktažus, nes ginklas visgi ne žaislinė mašinėlė, kurią galim pastumdyti mieste. O bus paskirta tam tikra diena, ar bus paskelbta, kada viskas tai bus, ar kiekvieną dieną žmonės galės išsiimti licencijas? Ne, kiekvieną dieną manau tikrai, kad negalės ir bus vis tiek skelbiama taip, kad būtų tarp 7, manau gal 10 žmonių. Dar pažiūrėsim, pasitarsim šio klausimu, nes kiekvieną dieną po vieną žmogų vest, iš tikrųjų būtų ir savo, ir kitų laiko negerbimas. O kiek laiko maždaug vyks visas tas... Taip dabar sunku pasakyti, per pirmus kartus žiūrėsim, kaip gausis, vis tiek žinot, kaip būna, pirmi blynai kartais prisvyla. Tai žiūrėsim, kaip bandysim, aišku, ten neužtęs iki 3 valandų, kad gautųs ten kokią gal valandėlę, žinokit, gali vis tiek pilnai susidėti. Nes manau ir patys civiliai, kurie daugiau norės sužinoti irgi uždavinės klausimų, tai taip ir išsivystys tas pokalbis, kad gausis, jog išeis vis tiek tą valandėlę, manau tikrai. Gerai, ačiū jums tada labai. Vėl visada mielai, prašom. Iš pėdėkų perspektyvos apie ginklų licenciją gali pakomentuoti ir psichologas Vincentas. Sveiki, esame su Vincentu Horni miesto psichologu. Girdėjome kalbas, kad į miestą atkeliavo legalūs ginklai ir teks išsilaikyti leidimą jiems turėti. Pirmas žingsnis pas jus dėl psichologinės būklės. Gal galite trumpai papasakoti, kaip ir kas vyksta? Taip, kaip ir žinome, kad į miestą išeina naujas įstatymas dėl ginklo licencijos. Norint ją įsigyti ginklo licenciją, tai reikėtų prieiti prie pirmo žingsnio, tai psichologo apklausa. Pasižiūrėti, kiek žmogus yra pasiryžęs ir kiek jisai nori tos ginklo licencijos. Apklausos metu, ką mes žiūrėsim, tai uždavinėjami įvairūs klausimai, į kuriuos pacientas kaip išmanydamas atsakinėja. Jau pacientų atsakinėjant, psichologas sudarinėja bendrą vaizdą apie pacientą. Psichologas, kaip pacientas atsakinėja į klausimus, atsižvelgia ne tik į klausimus, bet ir į kūno kalbą, kuri labai daug ką parodo. Kaip piktis kyla. Tai gal trumpai būtų sekantis klausimas, o kaip galima užsiregistruoti pas jus dėl tos psichologinės būklės patikrinimo, kad kaip pavyzdys aš galėčiau išsimti licenciją ginklui legaliam turėti? Taigi reikėtų atvykti pas mumis į ligoninę. Registratūroje tikrai sutiksit darbuotoją, kuris su mielu noru jumis priims ir užregistruos ateinančiam vizitui, tačiau per vizitą galės susitikti su psichologu. O galbūt visiems būtų toksai vienas iš svarbesnių klausimų, kokia ta kaina bus už šitas jūsų paslaugas? Įvertinus visus kriterijus, kiek ir psichologas į tai įdeda darbo ir visą kitą, tai nei per daug, nei per mažai, 15-20 tūkstančių. Manau, kas norės turėti ginklą dėl savo saugumo, tikrai pasiryžęs bus mokėti tokią sumą ir manau, gyvybė yra daug svarbesnė negu šie pinigai. Teisingai. Palangos tilto restoranas išplaukė anapus ir atsirado naujas restoranas pavadinimu UVU Cafe, kurį galime rasti 374 lokacijai.
Sveiki, šiuo metu esame nauja restorano lokacijoje 373 ir šalia manęs pati restorano direktorė. Tad norime pasveikinti Jūs su šiuo nauju patalpų atidarymu ir užduoti Jums porą klausimų. Tai kaipgi sekėsi persikelti į naują vietovę? Dėkui labai, dėkui. Puikiai sekėsi, iš tikrųjų buvo visokių iššūkių ir tikrai daug darbų, bet su mūsų miesto statybininkų pagalba, tikrai labai labai auksarankių statybininkų pagalba, mes pagaliau pasiekėme savo tikslą ir persikėlėme čia. Mm. Ar atsirado kokiu nors naujovių? Pačių naujovių kol kas dar nepasakyčiau, kad atsirado, išskyrus Helovyno rinkinukus, kuriuos mes šiandien reklamavome. Ir jo, realiai ateityje bus daugiau naujovių, o kol kas apie jas aš jums nepasakosiu, paliksiu tai intrigoje. Ačiū Jums labai, o mes tik norime Jums pranešti, kad restorano ant tilto nebėra ir užsukite paskanauti nuostabių restorano patiekalų čia 373. Užsukite į šitą restoraną, dirbsiu. Aš kaip užaugsiu, bus labai skanu. Mua. Kol kas tiek savaitės žiniuose. Norėjome visiems padėkoti, kad sekate naujienas. Taip pat didelis ačiū iš Horny žiniasklaidos komandos už aktyvų dalyvavimą drago lenktynėse. Ir taip pat neužilgo pranešime apie naują eventą, kurio taip pat neturėtumėte nepraleisti. Su jumis buvo Gerdutis ir Pauliukas. Iki kito karto. Oi, nusiramink, mažiukai, nusiramink. Atsiprašau, pareigūnas, jisai